Diena, mėly Lietuvos žmonės, susirinkę į gimtadienį. Šiandien tikrasis Vydūno gimtadienis, 156 metai. Gimtadienis jis turi būti linksmas ir smagus. Ir aš noriu šiandieną šiek tiek pašnekėti apie esmę. Kodėl mes šiandien čia esame ir kodėl mes švenčiam šitą gimtadienį. Vat mano tokia tema reiškia parodyti svarbą Vydūno Klaipėdos universiteto ir sveikatos mokslo fakulteto raidai. Tai pirmiausia, universitetas pats žodis reiškia universumis, visi žinot, latiniškai yra visata ir visatos sąrangos studijos. Vydūnas visą gyvenimą būtent ir paskyrė šitam visatos sąrangos studijom. Jisai kalbėjo apie visą tą pasaulį, po saulę, gyvą tą sveikatą. Sveikata tai yra veikla, apie veiklą, tikėjimą ir ėjimą. Bet pats svarbiausias tikriausiai Vydūno dėmesys buvo skiriamas Homo sapiens, sąmonėje. Pats svarbiausias Vydūno veikalas, kurį jisai paliko mums, beveik 300 puslapių knygą Sąmonė, kuris yra žvilgsnis į žmogaus gyvybės esmę, į sąmonę ir pasąmonę. Tai pagrindiniai dalykai. Vydūnas labai gražiai apibrėžė sąmonę, kad sąmonė tai yra orientacija, suvokimas laiko ir suvokimo erdvės. Ir tas žmogus sąmoninkas, kuris suvokia, kokiam laikė yra ir kokioje erdvėje gyvena. Žmogaus gyvenimo esmė. Kas tai yra? Homo sapiens tai yra tik lašelis, elementas visatos kūrinėje, kuris turi savo energiją, sąmonės energiją tam, kad suvoktų. Tarp gėrio ir blogio jėgos. Kaip žmogus veikia tarp in ir jan. Ir Vydūnas labai aiškiai parodė, kad visi elementai, viskas pas mus visatoje yra sutverta taip, kad yra ir juoda, ir balta, ir gėris, ir blogis, ir viršus, ir apačia, ir pliusas, ir minusas. Ir tik tai, kada tos jėgos yra pusiausvyroje, tada atsiranda energija, kuri gimdo sąmonę ir vystosi žmogus. Vydūnas buvo dualistinio pasaulio sampratos filosofas. Jis skaitė, kad visas pasaulis ir iš tikrųjų iš dualizmo viskas ir susideda. Čia matote raidą nuo in ir jan, nuo senovės Indijos, nuo žydiško ženklo, kur yra du trikampiai, kuris rodo, kad dvasinis ir materialus pasaulis, krikščionybė ir Vydūno kiaušinis. Vydūnas labai gražiai parodė tą dualistinę pasaulio struktūrą. Apatinė sfera tai yra materialusis pasaulis, bet yra ir dvasinis pasaulis, tai viršutinė sfera. Ir jų susijungime ir atsiranda ir gimsta žmogus. Žmogus sąveikauja tarp vidaus ir išorės. Dvi priešingos jėgos. Ir jeigu ta sąveika yra teisinga, tai mes turime gyvybinę energiją. Bet jeigu mes matome, kad sąveika tarp išorės ir vidaus, tarp gamtos ir žmogaus esmės trinka, tada mes matome, kad atsiranda iškreitos reakcijos ir mažėja energija, mažėja sąmoningumo svarba. Tai ir jeigu energijos vis mažiau ir mažiau, atsiranda ydingas gyvenimo būdas, tai ir yra priežastis, dėl ko atsiranda ligos, atsiranda kataklizmai ir ankstyvas žmogaus išėjimas. Sąmonė tai yra būtent ta pusiausvyra tarp in ir jan, tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos. Be tamsos nebūtų šviesos, be šviesos nebūtų tamsos. Ir Vydūnas visą laiką apie tai mums ir sako. Sąmonė įgalina žmogų prisiminti praeitį, susivokti dabartyje ir numatyti ateitį. Ta žmogus, kuris nesupranta praeities, jis negali valdyti dabarties. Ir jis neturi ateities. Ir tas labai gražiai pasako. Ir užtat Vydūnas laikomas vienu iš visų laikų didžiausių humanizmo atstovų. Humanizmo, kuris studijavo žmogų. Vydūnas susirašinėjo su Jungu, su Kantu, su didžiaisiais fiziologais. Dabar jeigu kalbėt apie Vydūno svarbą, reiškia universitetui, tai Vydūnas iš esmės paliko savo visas žinias, taip vadinamam didžiajam žmogui. Visuomenė mūsų vadinamas didysis žmogus, nes visuomenė kaip ir paprastas žmogus eina tais pačiais principais. O mažasis žmogus tai yra asmenybė žmogaus. Iš esmės tai ląstelė,
Viena iš valstybės žmogaus ląstelių, bet ir ta ląstelė yra sudaryta iš kitų elementų, iš tikrų biologinių ląstelių. Ir tie principai ir vienu ir kitu atveju yra panašus. Tik tai tiek, kad sveikatos mokslo fakultetas, jisai sufokusuotas daugiau į žmogų, o visas universitetas į universalią situaciją. Dabar keletą žodžių noriu pasakyti, kodėl būtent Vydūnas šitam universitetui ir kodėl jisai buvo ypatingai svarbus fakultetui. Jeigu kalbėti apie fakultetą mūsų, kuris šiais metais turėtų švęsti 25-metį, nes fakultetas pirmosius studentus priėmė 29 metais ir tai gana svarbi data. Tai kaip ir kiekvienas pastatas, taip ir šitas fakultetas turėjo keturis etapus. Pirmas tai yra pamatinė struktūra, esmė fakulteto, rėmai, kokia struktūra, stogas ir langai. Tai jeigu šnekėt apie pamatus, tai fakulteto pradžia ir idėja prasidėjo 96 metais. Kada Jūrininkų ligoninėje pradėjome organizuoti kardiologinę pagalbą ir pamatėm, kad kardiologinė pagalba tretinio lygio gali atsirasti tik tai universiteto klinikose, tada iškilo reikšmė Klaipėdos universitete, kuris tik buvo susiformavęs iš kitų universitetų filialų, įkurti ir medicinos fakultetą. Bet kada šitą idėją, kurią palaikė tuometinis rektorius profesorius Vaitiekūnas, mes pradėjom galvoti, pamatėm, kad medicinos fakultetą padaryti praktiškai neįmanoma, nes reikalinga labai daug įvairiausių fiziologinių, citologinių, anatominių laboratorijų ir taip, ko universitete nebuvo. Tai tada iškilo idėja pabandyti kalbėti apie sveikatos mokslo fakultetą. Ir pirmoji konferencija 98 metais įvyko čia Klaipėdoje, surinkom specialistus, kad pasidalinti apie tą sveikatos koncepciją ir suorganizavom. Tada Vydūno draugija labai daug prisidėjo, tokia Rima Pilienskaitė, amžinatilsį Vacys Bogdanavičius, ilgametis Vydūno draugijos pirmininkas. Jie leido suvokti mum, kad sveikatos apsaugoje yra dvi jėgos veikiančios. Ir blogoji, ir geroji. Liga ir sveikata. Tai sveikatą galima saugoti ne vien tik su lygom kovojant, bet galima sveikatą saugoti ją stiprinant ir tausojant. Ir šita dalis, ko gero, yra pati svarbiausia. Vydūnas savo gyvenimu įrodė, kad taip gali būti. Vydūnas sirgo tuberkuliozę arba džiova. Prieš 100 metų tai buvo tokia pati diagnozė kaip dabar vėžys. Kam pasakydavo, kad džiova, tas žmogus praktiškai yra pasmerktas. Ir Vydūnas taip pat nuo 16 metų. Vydūnas buvo nuvežtas net į Šveicariją pas pačius geriausius tuo metu ftiziastus ir jam pasakė diagnozę, kad tas vaikas mirs, nieko iš jo nebus. Ir kada Vydūnas pradėjo studijuoti rytų medicinos, ajurvedos mokslus ir visą kitą ir suprato, kad keliant organizmo atsparumą galima taip į tą vidinį žmogaus sveikatos būklę sustiprinti, kad jis įveikia visų sukėlėjus. Ir Vydūnas praktiškai naudojo visus sveikos gyvensenos principus. Žiūrėjo labai maistą, aktyvų gyvenimo būdą, judėjimą, psichoemocinės pusiausvės, išmoko ir grojo arfą. Kodėl vaikai grojo su kanklėm? Todėl, kad Vydūnas grojo su arfa ir jisai, nes šitie garsai leidžia subalansuoti psichiką. Ir Vydūnas pasveiko. Pasveiko nuo tuberkuliozės, kada visi mirė. Ir nugyveno 85 metus ir būtų dar ilgiau gyvenęs. Jeigu ten nebūtų tokių tam tikrų nuotykių, tada ir reikia. Ir visa tai, reiškia, sudarė mums, leido suvokti, kad sveikata yra žymiai svarbiau negu liga. Ir kaip tik tuo metu, Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo sveikatos apsaugos reformų biuras įkurtas ir aktyviai dirbo jame profesorius Edvardas Varnauskas. Tai pirmasis lietuvių kilmės švedų profesorius, kuris būdamas emeritas padėjo organizuoti sveikatos apsaugą Lietuvoje. Ir bendraujant su juo jis pasiūlė, mums sako, jūs nedarykit medicinos, jūs darykit, kaip ir dabar Švedijoje visai pasaulyje yra formuojami sveikatos mokslai, sveikatų fakultetas. Ir mes tada formavom šitą fakultetą ir mums labai daug padėjo Linčiopingo sveikatos mokslo fakulteto dekanas profesorius Nilsas Areskugas. Ir taip 99 metais atsirado pirmoji programa visuomenės sveikatos. Ta programą padėjo parašyti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Grabauskas, visuomenės sveikatos fakulteto dekanas. Tarp kitko, dabar, reiškia,
Kauno sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto dekanas yra Mindaugas Stankūnas, yra mūsų Klaipėdos universiteto visuomenės programos absolventas studentas. Ir jisai vadovauja visam. Tai pamatas mūsų fakulteto pagrindinis yra šie Vydūno žodžiai. Žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. Bet iš esmės, kas tai yra sveikata? Sveikata yra apibrėžta Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos tik tai 78 metais. Ir pasakyta, kad sveikata tai socialinė, fizinė ir psichinė žmogaus gerovė. Vydūnas tai padarė žymiai anksčiau. 28 metais jis išleido knygelę Sveikata jaunumas grožio, kurią rodė Dainius šiandien visiems perleido tą knygą, bet yra kiti leidiniai, kuris labai gerai apibrėžė sveikatą. Ir Vydūnas toj knygelėje atsakė į pačius pagrindinius sveikatos studijos klausimus. Kas tai yra žmogus, iš ko ir kaip jisai sudarytas, koks yra žmogaus ir įsupančios aplinkos santykis, kokia yra žmogaus gyvenimo būties esmė ir jo buvimo šioje žemėje tikslas. Įsivaizduoju, kokio dydžio klausimai. Kas tai yra sąmonė ir pasąmonė? Kas tai yra sveikata ir liga? Kokia yra sąmonės ir tikėjimo reikšmė siekiant sveikatos, jaunystės, veiklos ir natūros grožio? Tai esminiai principai, kurie keičia paradigmą sveikatos apsaugos iš ligų priežiūros į sveikatos tausojimo ir visam pasauliu šis judėjimas jau vyksta. Ir mes tai stebime. Čia Vydūno modelis sveiko žmogaus. Kūno gyvata, jausmų gyvata, minčių, dvasios ir sielos. Ir Vydūnas uždėjo viršūnę ant modelio sveikatos apsaugos. Jeigu, kaip sakiau, sveikatos apsauga kalbėjo apie socialinę, fizinę ir mentalinę žmogaus gerovę, tai Vydūnas pasakė, kad pilnos sveikatos tai gali būti tas žmogus, kurio valdančioji asmenybės galia yra dvasia ir siela. Dvasia ir siela yra tikslas mūsų buvimo šito žemėje. Ir jeigu mes tai suvoksime, tai mes tada visą sveikatos piramidę pastatysime. Indai sako, kad dvasia gyvena ant vieno žmogaus plauko, ant tiek mažas dalykas yra. Bet šitas dalykas nulėmė viską. Tai yra tikslas ir priežastis mūsų buvimo čia. Ir Vydūnas suformavo pilną modelį. O jeigu dabar pasižiūrėti į mūsų sveikatos apsaugos sistemą, tai matot, jinai tik tai dalį apima šito modelio. Toliau Vydūnas šnekėjo apie sąmoningumą ir pasąmoningumą. Sąmonė tai yra mąstymas, o pasąmoningas tai yra refleksai. Ką mes darom? Arba du klausimai, kodėl ir kaip. Dabar visi žino, kaip uždirbti pinigų, kaip gauti tą milijoną, bet kam jis reikalingas? Kodėl tas milijonas reikalingas? Tai va čia yra sąmoningo žmogaus klausimas. O pasąmoningo žmogaus klausimas, kuo daugiau. Ir mūsų pasaulis dabar įkliuvo į šitą sūkurį ir Vydūnas norėjo išvesti. Jisai norėjo, kad žmogiškumas lygus sąmoningumas, sąmoningumas sveikata ir kultūra, sveika gyvensena. Ir jisai sakė, kad jeigu yra 5 jausmai, bet sakė, yra dar 6 jausmas. Pats svarbiausias – mąstymas. Kada žmogus surenka visą informaciją, jis ją turi apdoroti ir tada padaryti išvadas. Čia esmė. Ir čia pamatų pamatas ir va šito viso fakulteto tai yra pamatinė struktūra. Aš čia tiesiog noriu parodyti visą sveikatos modelį. Ant kiek čia sudėtingas dalykas, ant kiek čia yra kultūrinių elementų, kiek čia tų visų terapijų ir panašiai. Čia sveikata žymiai sudėtingesnis dalykas negu liga. Bet mes chirurgai su rektoriumi, žinom, paėmė lygą, išpjovė, išmetė ir viskas, ir pagydė. Bet kaip padaryti žmogą sveiką? Ir reikia išauklėti, išpuoselėti ir parodyti ir sužadinti jo sąmonę. Va čia yra visa esmė. Va čia yra universitetinio išsilavinimo pagrindas ir esmė. Tai va šitam visam modelį medicina vėl tik 10% iš tikrųjų. Ir čia Pasaulinės sveikatos organizacijos skaičiai. Ir mes turime modelį žemyn galvą stovinti iš tikrųjų sveikatos. Ir sąmoningumo žadinimas tai yra pagrindinis tiklas. Dabar apie struktūrą sveikatos mokslo universiteto fakulteto. Fakultetas, kaip minėjau, prasidėjo 1999 metais, kada buvo priimti pirmieji visuomenės sveikatos studijų programos studentai. Ir čia profesorius Vaitiekūnas, buvęs rektorius, padarė tokį nusižengimą. Jis net neaprobuodamas švietimo ministerijos programos leido priimti senato sprendimu studentus į šitą studijų programą. Nes kiti universitetai nenorėjo, kad Klaipėdos universitete atsirastų. Ir fakultetas buvo nubaustas,
fakultetas buvo nubaustas, mums sustabdė priėmimą ir mes tik tai 2000 metais kitas studijų programas pradėjome. Taip atėjo socialinio darbo studijų programa, atsirado rekreacijos ir turizmo studijų programa iš pedagoginio fakulteto. Vat teko parašyti programą slaugos mokslų, čia Čikagos Ilinojaus, reiškia, universiteto labai daug mums padėjo profesūra, buvo net sutartis pasirašyta tarp Čikagos Ilinojaus ir Klaipėdos universiteto, kad šitą programą sukurti. Medicinos technologijų studijų programa, profesorius amžinatelis Švitra padėjo šitą studijų programą parašyti, papildomosios alternatyviosios. Net ir 14 metais buvo parengta dar viena studijų programa, kuri, jos nepavyko realizuoti mūsų Klaipėdos universitete, jinai buvo perduota Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, bet jinai buvo parengta sveikatos mokslų fakultete. Ir speciali grupė iš mokslininkų, Amerikos, Kanados, visų kitų, jie čia buvo atvykę ir mes tą programą kartu kūrėme. Tai gyvensenos medicinos programa, tai nauja visiškai kryptis, aplamai sveikatos apsaugoje. Vat, žinot, Hipokratas gydė žmonės 4 dalykais – peiliu, žole, žoliu ir fizinį pratimą. Tai dabar atsirado 5 dalykas, kuris dar svarbi, tai yra programa. Žmogų galima patalpinti į tam tikrą programą ir atsukti lygos eigą atgal. Yra terminas lygos reversija. Reiškia, negydyti, bet tiesiog jam sąlygą sudaryti tokias tą aplinką, tokią priešingą, negu jį susargdino. Vat cukraligę galima per 2 savaitės išgydyti. Jeigu žmogų griežtai laikysi tokioje aplinkoje, kad jis negautų gliukozės. Hipertenzija per 3 mėnesius. Išeminė širdies lyga per 2 metus iš esmės. Ir tai aš sakau moksliniais faktais pagrįstas tiesas. Tai yra tokios klinikos ligonios Amerikoje ir tokių specialistų jau yra Lietuvoje apie 100 parengta. Dabar apie stogą. Nes kaip ir kiekvienas pastatas turi ne tik tai sienas, bet ir stogą turėti. Tai tas stogas, tai čia ir buvo mūsų su Dainium tikriausiai nuotykiai Lietuvos Respublikos Seime. Man teko būti Lietuvos Seimo sveikatos reikalų komiteto narių, mes buvome įkūrę nespecialią grupę iš 26 Seimo narių, kuri vadinosi į sveiką gyvenseną ir skaidrę būti Vydūno keliu, kur buvo priimi tam tikri sprendimai, kad palaikyti va šitą Vydūno ideologiją. Buvo įkurtas sveikatos tausojimo ir stiprinimo pakomitetis. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje specialiai buvo sukurta struktūra Seime, kuri rūpinosi sveikatos tausojimu ir stiprinimu. Toliau, tuo metu pavyko mums net ir universitetą išgelbėti. Ir būtent Ramūno Karbauskio ir Žaliųjų ir valstiečių pastangų dėka, ta grėsmė, kuri buvo iškilusi uždaryti šitą universitetą, ir tik tai tada pavyko tai sustabdyti ir išlaikyti Šiaulių universitetas, tarp kitko, jam nepavyko išgyvendinti. Klaipėdos universitetinės ligoninės kūrimo ta stadija taip pat buvo tuo laikotarpiu labai svarbi. Negaliu nepasakyti tokio pačio svarbiausio dokumento, tai yra Jungtinių tautų vystymosi tikslų įgyvendinimas Lietuvoje ir Seimo ratifikuotas Jungtinių tautų sprendimas užtikrinti gyventojų sveiką gyvenseną ir visų amžiaus grupių gerovę. Iš tikrųjų, tai yra įstatymas, pagal kurį sveikatos apsaugos sistema turėtų vystytis. Langai, reiškia, fakultetas, jis turi turėti langus, jisai turi kontaktuoti su kitais. Tai Vydūno idėjos jos yra labai svarbios ir jos realizuojasi per kultūrinius renginius ir panašiai. Tarp kitko, jeigu Vydūno idėjas paskleidė kur nors užsienyje, tai visi labai susidomi. Tai yra kaip Biblija. Sveikatos tausojimo ir stiprinimo Biblija, kur labai aiškiai ir konkrečiai surašyti pagrindiniai tikslai. Vydūnas tautai ir valstybė. Jau 19 kartų vyksta tokie renginiai ir šiandieną bus 19 po pietinių metų, kur mes kalbame apie Vydūną. Lietuvos medicinos bibliotekoje buvo speciali paroda, kur buvo pristatyti leidiniai, kurie per 25 metus Klaipėdos universitete. Jau minėta ilgamžiškumo tema, veiklaus ilgamžiškumo tema, jinai taip pat aktuali. Ir kiti momentai. Išvadas, jeigu reiktų padaryti, jos galėtų būti tokios. Žmogaus sąmoningumas savo sveikatos požiūrį yra pagrindinis faktorius, kuris nulemia atskiro žmogaus sveikatos būklę,
natūralų grožį ir ilgaamžiškumą. Čia pagrindinė tezė Vydūno. O paėmus kartu visą visuomenę, jo sąmoningumas nulėmė tautos gerovę ir net išlikimą. Tik žmonės suprasdami aplinką, kokio yra, ir žinodami savo vidų, gali matyti tą balansą ir išlikti. Ir pabaigai norėčiau šitą knygą parodyti. Čia yra Vydūno testamentas. Vydūnas keli metai prieš mirtį išvertė Bhagavad Gitą pats asmeniškai iš sanskrito kalbos ir paliko lietuvių tautai kaip kryptį, kur turėtų eiti tauta, kad jinai žinotų, kad jinai išliktų, kad jinai vėl būtų didi. Taip kad ačiū už dėmesį visiems ir tikrai linkiu geros konferencijos.